neradau gero kadro. Labas, trumpas video iš manęs. Tiesiog pagalvojau, kad visai geras toks vakaras gražus. Nesimato vakaro, bet geras oras, tai pagalvojau, išeisiu pasivaikščioti. O be vaikščiodamas pagalvojau, padarysiu video. Ir apie ką noriu pakalbėti, tai yra apie vakar naktį padarytą mano klaidą. Ir tai yra atsidarimo Twitterio naktį. Tuoj paaiškinsiu. Žodžiu, tai trumpai apie mano vakarus. Kaip atrodo mano vakarai arba naktys. Ką darau vakare, arba pažiūriu filmą ir einu miegot, arba pamontuoju ten kokį filmą, video šitą sumontuoju ir tada sumontavęs irgi einu miegot. Vakar buvo antras variantas ir aš montavau savo filmą. Ir buvo gal 12 valanda nakties, vakaro. Ir mano kompas išsikrovė. Aš turiu nešiojamą kompą ir jis išsikrovė. Ir aš tai priėmiau kaip ženklą iš visatos, kad man jau viskas gana, aš pamontau tiek, kiek man reikia ir aš jau einu miegot. Tai aš nuėjau, apsiprausiau, jau pasirašiau eit miegot. Ir kažkodėl vakar naktį aš pagalvojau, kad atsigulęs į lovą, kad paimsiu savo telefoną ir atsidarysiu Twitterį. Ir aš žinau, kad čia aš su šituo kai kur einu gerai, pasitikėk manim. Ir aš atsidariau Twitterį ir aš pradėjau scrollinu ir kažkaip mano dėmesį pagavo vienas žmogaus komentaras. Ne komentaras, postas. Kai aš pamačiau tą postą specifinį, man kažkodėl užsidėjo filtras. Naktį, vidury nakties, čia buvo gal jau 1 valanda nakties, ir aš perskaičiau dar kartą tą postą, kas ten parašyta, ir aš net padėjau telefoną, nes aš susimašiau, ant kiek dabar yra normalu rašyti bele kokį šūdą. Turiu internetą dabar atsidarius bele kokį, ten Facebooką, Twitterį, Instagramą, pamatysi tokio mėšlo, turiu ant tiek nenaudinga informacija. Niekas nebeturi jokių tabų, visi kalba apie bele ką ir bet ką ir apie viską. Turiu tai, kas buvo seniau, žinai, zona, ten turiu linija, kurios niekas neperžengia, dabar jau niekam nerūpi ir visi kalba apie tą, turiu iš viršaus į apačią, iš kairės į dešinę, žinai, visom temom. Man buvo tikrai tas momentas, kur, žinai, perskaitai postą, perskaitai, kas parašyta ir kaip dabar populiaru sakyti, kad prarandi smegenų ląstelių. Tai man atrodo, man vakar tas pats ir įvyko ir automatiškai užsidėjo filtras, kad toks, ką aš ką tik perskaičiau. Ir aš to iš karto padėjau telefoną ir nuėjau miegoti. Ir kai tu supranti, kokio ten, atsiprašau, žodyno šūdo prirašyta, tai ir galvoju, blemba, aš tiesiog švaistau savo tas valandas, o ten būdamas tam internete. Ir tai yra visiška tiesa, kad aš švaistau savo valandas būdamas tam internete. Bet aš jau pragyvenęs visus tuos ištrinimus, tada atsisiunti atgal, tada vėl ištrinti, tada vėl atsisiunti atgal. Aš esu visais būdais bandęs ignoruoti ir atsikratyti socialinių tinklų. Aš asmeniškai pas mane didžiausia problema tikriausiai yra tas Twitteris, nes aš nieko kito labai ir nesinaudoju. Aš esu net pasidaręs, kad, žinai, neįleistų be slaptažodžio. Bandžiau paslėpti programą, bandžiau visais būdais, kad tik man būtų sunkiau ją surasti. Nes, vis tiek, neturi ką veikti, įsijungi. Ir čia toks, nežinau, aš ant savęs pykstu, kad aš dar vis naudojuosi, nors labai jau seniai aš nebenoriu naudoti šitom programom. Ir sakau, esu bandęs viską. Tiesiog aš neturiu, man atrodo, tos valios, neturiu valios galios. Valios galios. Uždėkim ant maikės ir pardavinėkim valios galios. Aš neturiu valios galios. Tai ir tiesiog toksai įdomus vakar man momentas buvo. Suvokimas toks, žinai. Užbaigiant šitą video, aš tau, žinai, noriu palinkėti, kad informacija, kurią tu skaitai ir kurią tu gauni, būtų naudinga informacija tau, žinai, ir kad nebūtų tiesiog ten informacija, kur, žinai, tu skaitai ir galvoji, kodėl ir kam ir už ką. Tai aš tokį palinkėjimą galiu tau palinkėti. Gerai, viskas, aš baigiu. Ačiū labai, kad žiūrėjai ir aš tau
pasakysiu vieną dalyką. Geros likusios dienos arba gero likusio vakaro. Iki.